спасибо. Это вам приятно было. Это вам спасибо. Pavimas yra toks, sakyčiau, labai natūralus. Aišku, pirmiausia, tai reikėtų pristatyti parodos autorį, labai gražios parodos, Katerina Benoit. Bet kartu noriu pristatyti ir jos parodos, žodį sakysiu, kuratorių, tai architektą Jurijų Bakhitovą. Ir aš norėčiau, kad Jurijus pristatytų, kaip ta paroda gimė, kaip ir autorė pristatytų, jis geriau pažįsta. Ir man bus lengviau. Ačiū visiems, kad atėjote šitą parodą. Bet aišku, norisi pasakyti, kad šita paroda buvo sugalvota visai kitoje vietoje, visai kitame laike. Bet atsitiko taip, kad šitą parodą pirmie matot jūs. Ir būtent čia. Tai didelis ačiū Andriui Jankūnui už tai, kad jis vis dėlto drįso fotogalerijoje organizuoti Benoit parodą. O kodėl yra čia? Todėl, kad aš nusprendžiau, mes kartu sprendėm fotografiką ir grafiką. Fotografija yra labai artimas. O kadangi Benoit norėjo čia parodyti ne tik savo tą, kai jinai labai gerai moka ir daro tai Godeleną, o būtent atskleis savo talentą, sakykime, talentą. Visai naujas pusės, tai grafika, akvarelės ir batika. Batika, kaip jūs matote, yra prisiminimas, arba, kaip aš pavadinčiau tą ciklą, nostalgija apie Leningradą. Šiek tiek kažkas gali išvelgti gal scenografijos, biški toj sienoj. Kiekvienas pamatys tą, ką jis norės pamatyti šitoj parodoj. O svarbiausia, kad šitoj parodoj nebūtų abejingų žmonių. Tai ačiū, kad atėjot, žiūrėkit. Tiek ir norėjau pasakyti. Tai va, dabar draugai turi pašnekėti tikriausiai, ne? Žodžiu, man ne pirmą kartą tenka čia būti, dalyvauti parodose, fotografijos ar piešinių, tapytojų parodose. Aš noriu pasakyti, kad labai pamatęs šitus darbus, labai krito į akį tai, kad tie visi darbai labai kažkokie tai originalūs, labai geri, iš kitos pusės paprasti ir įdomus. Ir aš nesakyčiau, kad ne vieno tokio nėra darbo, kad jis man būtų nepatikęs. Ir tiesiog norėtųsi nupirkti ne vieną paveikslą. Jau jie, kaip sakant, paruošti rėmelėse tikrai, kad parduos pas juos, kas norės tos darbus. Taip tikrai norėčiau palinkėti sėkmės toliau jos darbuose. Ir noriu pasakyti, kad aš asmeniškai esu jau nusipirkęs vieną darbą jos, Gobelenuose. Žiemos pasakai, kas anksčiau esate matę. Tikrai labai gražus, geras darbas. Pasikabinau pas save kambarį ir matau kiekvieną dieną ir ryte ir vakare. Šitą paveikslą man labai patinka. O tai tikrai labai originalus, labai geri darbai. Labai kruopštus. Ir tikrai vienintelis toks autorius, kur man patiko visi darbai. O taip, ką noriu pasakyti. Ir linkiu toliau sėkmės. Sėkmės tam laimės.
Jurijau, dar trupučiuką, žinai. Dar, Jo, apie... paskui jau darbai. Tai aš linkėčiau dar sykį palinkėti visiems, kad Katerina nenusimintų, kad ona neverčiavas. Tai mums malonu, iš esmės, ta prasme, kad kartais mes pakeičiam specifiką, tas žodis fotografijos galerija, tai yra fotografijos galerija, šiandien nėra čia fotografijos, bet mes savo galim leisti ir va šiandien kaip tik leidom eksponuoti visai kitus dalykus ir tai yra labai šaunu gražią parodą eksponuoti. Va. Bet aš ne apie tai tikriausiai, apie tai, kad aš neišsakiau gal Katerinai, dabar gal rusiškai man labai būtų sunku kalbėti, bet gal Jurijus paskui gal papasakos jo truputėlį, kad man šita paroda, kuomet ji buvo čia, kaip sakyta, atvežta ir kada mes ją pradėjome eksponuoti, man tokius labai gražius prisiminimus kaip sukėlė, ta prasme, jausmus sukėlė savo laiku pergyventus. Aš, pavyzdžiui, esu Rusijoje labai daug kur buvęs ir tikrai daug kur išvažinėjęs ir savo gėdą, ir nežinau, ar čia yra kažkoks tai likimo, kažkoks lengstis, aš nebuvau Sankt Peterburge, Leningrade. Nebuvau. Daug kur buvau, visur Sibirė buvau ir vakariniai Rusijai, visur. Ten aš nebuvau. Ir man mėgau literatūrą ir dabar mėgstu ir buvo periodas kažkoks tas, rusiškasis, gal taip pasakysiu, gerasis toks periodas, ta prasme, kad labai domėjausi ir Puškinu, sakykime, ir Dostojevskiu, ir jau vėliau Bunino, sakykime, literatūrą ir tas vis tiek tas buvo nuo Leningrado, va, kaip jūs rašot, ta prasme, Leningrado. Mes norėjom pakeisti tą truputėlį. Buvo čia taip nutarta, kad čia yra Leningrade gimė žmogus, tai Leningradas tegul ir būna. Bet nuo to miesto kažkokios tai, vis tiek tai yra kažkokios didelės bangos. Yra per literatūrą, per kultūrą, per dekabristus, sakykime. Ir aš atsimenu savo labai jaunystėj, ankstyvoj, buvau labai sužavėtas kažkada iš kelių publikacijų, tai yra buvo kelios publikacijos, atsimenu, Juno žurnale, dar keliuose žurnaluose, tai aš dabar paklausiu Jurijaus pavardę vienos moksleivės dailininkės, tai vat Nadė Rūševa, jauna, visiškai moksleiviukė, kiek ten 10 metų buvo ar 12, tai buvo geniali dailininkė, kuri kūrė darbus, ten buvo grafikos, aš kiek supratau, ten buvo peštukas ar rašalas, plunksnelė, ta prasme, kūrė herojus, Puškino herojus, ten sakykime, ir taip toliau. Ir aš, pavyzdžiui, šitoj parodoj, va čia gerąją prasme, aš radau kažkokią tai sąsają, sakykime, kad su šita kultūra, kurią mes trupučiuką taip ir atitolom per tos paskutinius metus. Iš tikrųjų, va taip, bandėm čia mes į vakarus kažkur eiti, tas viskas gerai, taip, bet ir pamiršom tai, kas mus jungia su kita didžiąją tokią kultūrą. Tiesioginė prasme. Ir aš čia matau, netiesiogiai, bet aš matau ir tas baltasias naktis, ir kažkokius personažus, sakykime, scenos, ir aš prisimenu, nesu originalo matęs spektaklių, originalių spektaklių, bet iš televizijos, tai Tavstanogovo teatras, tai Leningrade, tai buvo mūsų Miltinio laikais, Panevėžyje, kuomet tai buvo Tavstanogovas. Tai čia ir tos scenografijos, jis man kažkaip, aš nežinau, aš tam mieste nesu buvęs, bet esu tiek prisifantazavęs ir man kažkokios tai yra sąsajos su šito miesto. Baltosios naktis kažkokios tai, meilės scenos, scenografija kažkokia, tai ir taip toliau. Tai labai daug pleku, aš labai atsiprašau. Ir dar šitą kažkaip tai užbūrė, nežinau, tiesiog užbūrė ta pavardė. Aš, pavyzdžiui, Katerinos nepažinau, bet tai pavardė Benoit. Tai Benoit, tai čia, aš nežinau, это весь мир. Правильно, это весь мир. Что это значит, это каждый может только себе представлять. И даже так странно, как странно, не странно, я увидел акварели в недавнейшей выставке, которая была здесь, в Дворце выставок. Прошел, там очень много авторов, и увидел несколько
там акварель цветов. Я не знал, что это акварели Катерины. Мне очень они понравились, вот, скажем, там есть какая-то внутренняя, очень такая душевная и профессиональная, и не в том смысле, а даже семантическая, наверное, такая. Откуда это такая, даже какой-то французский какой-то вот рисунок. Я не знаю, как это. Как? Вот это в души говорю. Так, извиняюсь, что это речь, не речь, она такая, ну, очень большая, длинная, наверное, была, но Ilga buvo labai. Ir norėjau padėkoti autoriai. И пусть эта выставка не будет последняя, не последняя у нас. Альбис. Открываем. Куратор открывает. Ну ты пойми, да, я буду журналисты. Спасибо. Вот это как раз будет очень хорошо. Я не сказала, я не могу.